Susirinkome šiandien Jėzaus bažnytėlę prisiminti kovo 11 iškilmę, taip pat prisiminti savo kraštietės daktarės Eugenijos Šimkūnaitės gimtadienį ir tą įvykį, kada šiandien jos vardu bus pavadinta mūsų vidurinė mokykla. Kad kartai galėtume dalyvauti Kristaus aukoje mišiose, visi prisipažinkime nusikaltę ir melskime Dievo atleidimą. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsk už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs mums kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Manęs nepaliki viešpatie Dievo, toli nuo manęs nesitrauk, mano Dieve, skubėk padėti, tu viešpatie mano pagalba. Viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Melskimės. Viešpatie Dieve, gailink savosios bažnyčios ryžtą geriesiams darbams, saugok ir guosk ją šiame pasaulyje ir vesk maloningai prie dangaus dovanų. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų savo sūnų, kurį būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena viešpatauja per amžius. Pranašo Jeremijo knygos. Pranašo priešai kalbėjo, ateikite ir susitarkime prieš Jeremiją. Juk kunigai niekada tik nurodymo, išminčiai patarimo ir pranašai žodžio. Ateikite ir jį sumuškime jo paties žodį, atkreipkime dėmesį visą, kad tik jį sakom. Jeremijas meldėsi, kreipkime mane viešpatį dėmesį, išgirsk aš šneka mano priešų. Kasgi už gerą blogą atsiteisia, o jie man iškasė duobę. Atmink, kaip stovėdavau tavo akivaizdoj, kad juos užtarčiau ir tavo valstybę nuo jų nukreipčiau. Tai Dievo žodis. Gauna savo kraštietės mokslininkės daktarės Eugenijos Šimkūnaitės vardą. Tai labai prasmingas atminimas tėviškės žemėje jos gimtadienyje. Ir šventos mišios aukojamos už jos vėlę. Gal jos vardo suteikimas vidurinei mokyklai paskatins ir daugiau įpareigos ten dirbančius ir besimokančius siekti mokslo aukštumų, ypač didesnio drausmingumo ir pažangumo. Sutraukyk mums nuodėmių pančius. Prašome per Kristų mūsų viešpatie. Tavarniškiai ir iš kitur atvažiavę, kad šiandien šitą kovo 11 dieną taip pat saulėta, taip pat šalta, kaip ana sausio pabaigos dieną, kai daktarė Eugenija Šimkūnaitė sugrįžo čia į Tauragnus amžinam poilsiui. Ačiū, kad jūs čia susirinkot. Šiandien ačiū, kad galiu matyti jūsų šviesius veidus mūsų valstybės atkūrimo šventės dieną. Ačiū, kad jūs nepamiršot iškelti vėliavas prie savo namų. Mes kuriame Lietuvą.
mes statom ją, kitą kartą gal ne vienam į rankos nusvyra, padėkim vieni kitiems, kad rankos nenusvirtų, patarkim vieni kitiems ir padėkim, kai iš tikrųjų sunku. Atsiminkim, kaip padėdavo kitiems amžinos atminties daktarė Eugenija Šimkūnaitė, kai bet katras iš jūsų, ar bet kuris iš visos Lietuvos eidavo pas ją, klausdavo patarimų. Matyt, šitaip reikėjo jai ir mums šitaip reikia daryti vėžio žolės ir vėl bus viskas tvarkoj. Na, jeigu katram bus lemta ir Eugenijos Šimkūnaitės vardą. Praeitų metų sausio pabaigoj sugrįžo ji čionai pati į savo vaikystės šalį, o šiandien amžinam naudojimui sugrįžta ir jos vardas, sugrįžta į Tauragnus. Tegul padeda Dievas jūsų visuose darbuose ir rūpesčiuose. Ir vėlgi pasakykim vieni kitiem, kad tuoj ateis pavasaris, tuoj išeisim visi ant šviežios žolės. Būkit sveiki. Aš irgi norėdamas pagerbti su jumis kartu daktarę Eugeniją Šimkūnaitę, norėčiau jai paskirti mūsų didžiojo poeto Maironio žodžius. Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo, ir niekas manęs neminės, kiek tūkstančių amžiais gyveno, kentėjo, o kas jų bent vardą atspės. Kaip bangos ant marių